Tikriausiai man reikėtų padėkoti jums ir jūsų draugams, ponė vyresnysis daktare, bet aš niekaip negaliu suprasti, nejaugi visas mano gyvenimas tik vaikai? Nejaugi aš pati taip nieko nereiškiu, kad per visą kelionę niekas man asmeniškai neištarė mielesnio žodžio, o visi rūpesčiai sukasi tik apie vaikus? Klausia Žana I. Esu labai atsidavusi vaikams, noriu dirbti ir dirbsiu dėl jų, bet nejaugi man pačiai jau viskas baigta vien todėl, kad nebetekau vyro. Tai man jau ir į žmonės nežiūrėti, mane stulbina tokia ironiška nuostata. Jos balse skambėjo isterija, o aš prisiminiau kapitono žodžius, kad Žana ant psichinio susirgimo ribos. Kada nors, atsakė jai I, jūs tikriausiai pati suvoksite, kaip baisu tai, ką dabar kalbate. Jūs sergate, esate labai nelaiminga ir negalite įvertinti visos savo nusiteikimo tragedijos. Viskas, ką galėjome dėl jūsų padaryti, mes padarėme, bet niekas negali už jūs suteikti jūsų širdžiai ramybės, o tai pirmoji jūsų sėkmingo darbo sąlyga. Jūs matote mus kaip laimingus ir santūrius žmonės ir jums atrodo, kad mes kaip tik tokie, kaip jūs galvojate apie mus, o iš tikrųjų, brangioji Žana, net neįsivaizduoti negalite, kiek tragedijų išgyveno arba išgyvena šiuo metu kai kurie iš mūsų. Nieko neprašau jūsų dabar, tik nepasiduokite šios akimirkos sielvartui ir negalvokite, kad jeigu Liovuška ir aš išvyksime, tai jūs liksite be paguodos. Paguodą rasite sėkmingame darbe. Tik negalvokite dabar apie meilę kaip apie vienintelę galimybę atstatyti savo pusiausvyrai. Patikėkite mano patirtimi, kad gyvenimas be darbo pats nelaimingiausias gyvenimas, o kai yra darbas, visas gyvenimas jau pusiau laimingas. Žana neatsakė nė žodžio, bet aš supratau, kad jos psichologijoje pirmą vietą užėmė vyras ir meilė, tik po to ėjo vaikai, o darbas tebuvo būtinas priedas. Jeigu tu, Liovuška, dabar priešai save išvystum brolį, ar galėtum po pirmo susitikimo džiaugsmo užduoti jam tuos visus klausimus, kurie atsirado ir tebegyvena tavo sieloje ir į kuriuos norėtum gauti išsamius atsakymus. Juk tiek metų gyvenai kartu su broliu ir tik dabar supratai, kad tavo ir jo dvasiniai gyvenimai sukasi apie skirtingas ašis. Svarbu ne fizinis pasimatymas, o tai, kad tu suprastum brolį be klausimų ir ašarų, kad pats savyje surastum atsakymus į visą tai. Tau reikia daug mokytis, kad suprastum brolio knygas. Ali dvare tu rasi puikią biblioteką, o jaunas Ali bus tavo draugas ir pagalbininkas. Šią akimirką tu dar gali rinktis. Jeigu nori vykti pas brolį, florentietis pasiims tave kartu, o Ananda nuveš tave pas jį. Tačiau jeigu tu iš savo patirties jau žinodamas, kaip sunku gyventi su pranašesniais už save žmonėmis, nepajėgiant jų suprasti, panorėsi likti su manimi ir Ali, tai galėsi tapti stiprių pagalbininkų tiek florentiečiui, tiek savo broliui, kuriam dar nekartą prireiks tavo pagalbos. Tu laisvas rinkti savo kelią pats, bet kažkodėl man atrodo, kad tavo intuicija ir tavo talentas jau patys tau kalba, kad tu negali tai palikti to, ką esi pradėjęs. Kol mes gyvename čia ir pasirašome tavo pavardę, tie, kurie persekiojo tavo brolį, būtinai atvyks čia, kai tik jiems bus pranešta ši žinia, ir kol mes būsime taikiniu, brolis Sunal suspės persikelti į Ameriką. Neslėpsiu nuo tavęs ir savo nerimo. Pasiutęs turko smūgis, nors ir nepaguldė tavęs vietoje, vis tiek taip tave sukrėtė, kad pakenkė visam organizmui.
Džiaugsmingos valios pastangomis tau reikia visą laiką stengtis palaikyti pusiausvyrą. Kiekvieną akimirką, kai tik pradėsi karščiuotis ir irsti, galvok apie Florentietę, prisimink jo tobulą savitvardą, kuri ne kartą gelbėjo tave kelyje. Pagalvok dar ir apie Žaną, kurios elgesį puikiai supranti kaip netinkamą. Kuo daugiau ir nuodugniau gilinsiesi į savo aplinkybės, tuo lengviau suvoksi, kada būsi vertingesnis broliui ir Florentiečiui. Dabar, kai viskas tau atrodo paslaptinga, ar tada, kai įgysi žinių ir suprasi, kad gamtoje nėra paslapčių, tėra tik tas ar kitas žinių lygis. Išvaikščiojome į savo kambarius, bet užmigti negalėjau. Puikiai supratau Žaną, siekiančią asmeninės laimės. Visa mano laimė dabar sutilpo į pasimatymą su broliu ir su Florentiečiu. Man atrodė, kad iš nieko daugiau ir nenoriu. Net jeigu niekam daugiau netikčiau, sutikčiau būti jų tarnu, valyti jų batus, rūbus, kad galėčiau matyti brangius veidus, girdėti jų balsus, o ne savo širdies aimanas dėl išsiskyrimo su jais. Jau buvau pasiruošęs pravirkti, kai staiga prisiminiau Stroganovo žodžius, kad jis dažnai matydavo, kaip nugalėdavo tie, kurie pradėdavo savo kelią lengvai. Net išraudau visas. Vėl sugretinau save su Žana ir vėl pamačiau, kad tiek daug žmonių padeda man, kaip ir jai, o aš taip pat aklai įsikabinau į asmeninės laimės troškimą, kaip ir ji. Pasistengiau užmiršti save, iš visų jėgų mintis nukreipiau į Florentietę ir staiga vėl greta manęs iškilo pažįstamas veidas ir aš išgirdau brangų balsą. Būk tvirtas, ne visada žmogui duota tiek daug, kaip duota tau dabar. Nepraleis galimybės mokytis. Šaukimą į pažinimą žmogus gauna vieną kartą gyvenime ir antro karto nebūna. Išmok kaip reikiant mylėti žmones, o tikrajai meiliai neegzistuoja nei išsiskyrimas, nei laikas. Saugok ramybę ir be baimės, be melo, su džiaugsmu saugok savo vietą greta į. Visada atmink. Džiaugsmas nenugalima jėga. Manyje įsiviešpatavo nepaprasta tyla. Lyg vidiniu praregėjimu lengvai ir paprastai supratau, kaip man toliau gyventi. Užmigau nesudrumsčiamu miegu ir tikrai laimingas.